Trys herojai, trys automobiliai. Štai toks yra naujojo pinigų kartos eksperimento pajėgų išdėstymas. Šį kartą nusprendėme patikrinti, ar lengva Lietuvoje prasibrauti pro visus uzbekus, tadžikus, kazachus, baltarusius ir įsigyti kokybišką naudotą automobilį. Ir ar galima tai padaryti be profesionalų pagalbos? Kągi, šiandien jūsų dėmesiui pirmoji dalyvė – Agnė, kuri abejoja, ar Lietuvoje pavyks jai rasti savo svajonių mašiną. Eksperimentui diriguoja Skirmantas Jankauskas ir Paulius Valatkevičius. Nuo eksperimento pradžios nepraėjus ne mėnesiui turime pirmąjį pirkinį. Ilgai automobilio ieškojusi Agnė rado savo svajonių mašiną. Štai šį Ford Focus. Nors prieš eksperimentą girdėjome daugybę raginimų palaukti porą mėnesių, kol iš Lietuvos išvažiuos baltarusiai ir kazachai, tačiau patarimų nepaklausėme. Ir gerai padarėme. Eksperimento rezultatai nenuvylė nei mūsų, nei jo dalyvių. Nors tenka pripažinti, balandžio pradžioje dauguma pirkėjų buvo iš Baltarusijos ir Kazachstano, todėl lietuviams paprasčiausiai neužtekdavo automobilių. Dabar didžioji pirkėjų dalis yra Baltarusijai, iš Kazachstano klientai, Rusijos dalis irgi atvažiuoja, bet konkrečiai rusai tai jau mažesnių variklių ieško, nes pas juos yra žymiai didesnis importo mokestis. Jeigu paimti Baltarusiją ir Fiatus, ir Peugeot, ir Citroeną, kurius kazakai neperka iš vis. Kazakui Toyota, Lexusas, 3, 3,5, 5 litrai. Bet tai buvo prieš mėnesį. Situacija balandį ir gegužės pradžioje gerokai pasikeitė. Dėl valiutos krizės Lietuvoje nebeliko pirkėjų iš Baltarusijos, bet prie to dar sugrįšime. Dabar susipažinkime su mūsų eksperimento dalyviais. Balandžio pradžioje Facebook'e paskelbėme, kad ieškome žmonių norinčių pirkti automobilį ir nusiteikėme ilgokai palaukti. Be reikalo, norinčiųjų dalyvauti eksperimente net eilutė susidarė. Ir jau po kelių dienų susitikome su Agne, Tomu ir Dariumi. Agnė ieškojo automobilio savo, Tomas ieškojo mamai, o Darius uošviams. Taigi 3 klientai, 3 skirtingi automobiliai. Eksperimentą pradėjome nuo automobilio paieškų Agniai. Pati mergina savarankiškai mašinos dairėsi beveik pusmetį. Esu apžiūrėjus keletą automobilių, taip pat jau realiai, tai tiesiog skambinau pagal skelbimus ir paskambinus į vieną, iš tikrųjų pardavėjas sakė, kad automobilis yra ganėtinai geras, nuvažiavus apžiūrėti, jisai neužsivedė ir paaiškėjo, kad ten yra kažkokių problemų. Bet pats pardavėjas jų nenurodė, tiesiog pasakė, kad taisymas galėtų kainuoti apie ir tuo užsibaigė viskas. Agnė ieškojo konkretaus automobilio, tačiau be profesionalios apžiūros jį nedrįso pirkti. Merginai buvo svarbiausia, kad ratus suktų dizelinis variklis. Kiti reikalavimai – 4 durys ir sidabrinė spalva. Nors jį eksperimento pradžioje prisibijojo pirkti Lietuvoje jau važinėtą mašiną, tačiau pasirodė, jog be reikalo. Automobilio paieškos truko vos kelias dienas ir iš kelių variantų internete išsirinkome labiausiai patinkantį. Apžiūrėti pirmojo pirkinio vykome be meistrų ir be televizijos kamerų. Nenorėjome išgąsdinti pardavėjo. Problemų nebuvo jokių. Stabdžiai buvo jau. Pradėjo blogai stabdyti, pakišau visas kaladėlės stabdžių. Mūsų taktika pasiteisino. Automobilis Agnei patiko, pirkėjas pasirodė patikimas ir leido mums su mašina nuvažiuoti į servisą. Norėdami sužinoti viską apie nusižiūrėtą automobilį, jį patikrinome 2 servisuose. Kad lyg tai yra užimas guliuko priekinio. Eliksai, negali biškį padėti? Iš stabilizatorių pajudink man. Stabilizatorio traukutė turi didesnį laisvumą. Įaktyvinės trautės paplyšęs salinblokai. Jau greitu atveju reikės keisti. Reikės keisti salinblokus šitus. Čia greičiausiai bus prie perjungimų svirties. Iš vienos pusės. Apsauga tai čia jau tik keisti reikia, todėl kad viso gabalo nėra. Taip, stabdžių žarnelis. Nepatrūkinys, viskas gerai. Priekinės vidinės stabilizatorių įvarės pakeisti reikia, jau turi laisvumą. Kairės pusės stabilizatorių traukia. Ir gale
reaktyvinės traukės, kur eina, jie jau paplyšęs. Jau greitu atveju reikės juos keisti. Ir pats svarbiausia tai tilto priekiniai cilimblokai, kurie jau beveik išrauti. Patikriname dar viename servise. Automobilių meistrus kartais palygina su gydytojais. Kiekvienas specialistas randa vis kitą bėdą. Šiaip važiuoklė nebloga, tik tai keletą yra detalių, kur pakeisti. Paplyšęs cilimblokas galinis. Dar palaikys kažkiek tai, bet jau kaip ir viskas. Svarbiausia čia yra dėžės prasunkimas tepalo. Už tai, kad čia reikia patikrinti lygiai ir jeigu ką dapilti ir pašalinti tikėjimą tą. Pirmojo serviso meistras rekomendavo ilgai nelaukus pakeisti galinį tiltą laikančias gumas, o antrojo pasirūpinti, kad tepalas netekėtų iš greičių dėžės. Vis dėlto servisų vadovai patarė nekreipti dėmesio į kiekvieną meistrų žodį ir sutvarkyti tik būtiniausius dalykus. Patikrinimų rezultatai Agnės labai neišgąsdino ir mergina sėdo prie derybų stalo. Jos buvo sėkmingos ir automobilis jau kitą dieną atsidūrė prie Agnės namų. Griebti pirmo pasitaikiusio varianto irgi nesinorėjo, bet šitą ganėtinai gerai vertino ir meistrai, ir pats automobilis man pasirodė visai patrauklus. Tai kaip ir nebuvo tikslo dairytis ir ieškoti kažko tai dar. Nebebūsiu tokia kategoriška, teigdama, kad važinėtų automobilio Lietuvoje, pirkti nereikėtų vis tik tai. Sandorio vertės Agnė ir pardavėjas prašė neatskleisti, bet mergina patikino, kad už mašiną nepermokėjo. Anot jos turėtų pinigų, jei visiškai pakaks ir trūkumams pašalinti. Vis dėlto pirkėjų iš Baltarusijos ir Kazachstano antplūdis lėmė, kad naudoti automobiliai Lietuvoje kainuoja gerokai brangiau nei prieš pusmetį ar metus. Kai kurių modelių kainos pakilusios net 1/4. Pardavėjai aiškina, kad automobiliai vakaruose tikrai nepigo, todėl mažesnių kainų tikėtis ateityje taip pat neverta. Pastarosiomis savaitėmis pasigirdo pranešimų, kad Baltarusija ir Kazachstanas nekels muitų nuo Liepos, todėl pirkėjų iš rytų Lietuvoje turėtų netrukti iki pat metų pabaigos. Kainos nekris, nes ir per krizę kainos nepasikeitė. Kažkodėl ta krizė buvo tik tai pas mus Lietuvoje. Europoje tos krizės liktai ir nebuvo. Ten yra savo rinka, iš kur mes vežam tas mašinas, yra susiformavęs kainos ir paskutiniu metu gerų automobilių yra trūkumas. Mūsų eksperimentas tuo nesibaigė. Dar liko 2 dalyviai, kurie neturi automobilių. Jiems mašinų leidomės ieškoti į Kauno automobilių turgų. Iš ten grįžome netuščiomis. Tačiau pirkinį išsirinkome tik profesionalų padedami. Jeigu būtume pasikliovę tik savo žiniomis, greičiausiai būtume nusipirkę didelę problemą su 4 ratais. Bet apie tai antrojoje eksperimento dalyje, pinigų kartoje po 2 savaičių.